Sveiki, neekspertai kanalo žiūrovai bei klausytojai, taip pat neekspertai.lt portalo skaitytojai. Turbūt vienas liūdniausių epizodų mūsų podcast'o istorijoje. Lietuvos krepšinio rinktiniai nepavyko įveikti olimpinių žaidynių atrankos barjero, o šiandien finalo būtent rungtynių susirinkome aptarti mes dviese originalūs podcast'o pradininkai, įkūrėjai, tai aš Vainis bei Justinas. Sveikas, Justinai. Kokia dabar emocija tavo širdie, tavo veide, o jau kažkiek gal susigyvenai su šiuo pralaimėjimu? Em, Susigyvenau, bet aš norėčiau gal ne tylos minutę Lietuvai skirti, bet 10 sekundžių tylos. Ačiū. Uh, Na taip, Lietuva visa liūdi, gedi, gedulas, nežinau, reikėtų paskelbti kažkokią dieną, galbūt labai apmaudu. Neišradinėsiu dviračio, nepasakysiu nieko naujo. Iš tikrųjų skaudu, aš tiesiog rungtynių nežiūrėjau, galvojau, kad čia nieko nereiškia. Tas Puerto Rikas tikrai ne krepšinio šalis ir turėtume lengvai susitvarkyti, tuo labiau, kad kaip skelbta buvo draugiškose rungtynėse prieš patį turnyrą Lietuva nušlavė Puerto Riką, tai galvojau, kad čia tikrai turėtų būti panaši istorija ir šį vakarą, bet net nesistengė tose rungtynėse žaisti, jie norėjo tik pasižiūrėti, kokios Lietuvos schemos, kaip reaguoja į visokias gynybinės schemas, kaip jie ginasi, kaip puola, na ir akivaizdu, kad visa tai buvo panaudota šiąnakt, šį rytą, paryčiais Lietuvoje, vakare Puerto Rike, bet dar keli mėnesiai prieš tu Vainiau prisimink, kaip aš buvau sakęs, kad lengva nebus, nes Puerto Rikas prie namuose, prie savus ir gali užsikurti, užmėtyti tritaškiais ir taip ir buvo, kaip aš sakiau, abejonė vis tik išlindo į paviršių, galima taip sakyti, ir taip ir atsitiko. Puerto Rikas degė tiesiog ne to žodžio prasme. Negalėjo pramesti niekas, Lietuva nieko negalėjo įmest, visiškai atvirkštinės komandos, labai man gaila, bet olimpinėse Lietuvos nebus 12 metų, jeigu pateksim į 28 metų olimpinės vyksiančias Los Andžele. Antrą kartą lietuviai nepatenka į olimpinės žaidynės iš eilės, prieš tai buvo patekta visus kartus. Dėl tų draugiškų rungtynių, tai man atrodo nėra aiškiai paskelbtas, koks tas rezultatas buvo. Daug gandų buvo, kad ten laimėjo lietuviai, kiti sako, kad pralaimėjo ant 6 taškais, girdėjau dabar tokią versiją, kad pralaimėjo pirmą rungtynių pusę, tada Puerto Rikas nesistengė, tai ten daug visokių gandų apie tas draugiškas rungtynės. Bet jo, tikrai liūdnas finalas, irgi maniau dar prieš kelis mėnesius, kad lietuviai turi idealų šansą patekti į olimpiadą. Man turbūt skaudžiausias pralaimėjimas per pastaruosius metus, nes jis tikrai byloja apie Lietuvos krepšinio kažkokią tai degradaciją. Jeigu prieš 3 metus mes nusileidome slovėnams, kas yra tikrai elitinė rinktinė, ir Luka Dončius ten tiesiog ištraukė šitą komandą. Prieš 2 metus Europos čempionate mes nusileidome vėliau čempionais tapusiems ispanams. Pernai taip pat ketvirtfinalį nusileidome serbams, tai šiemet Puerto Rikas tikrai nėra ta elitinė rinktinė, kuriai Lietuva gali pralaimėti, ir labai sunkus finalas. Galim kažkiek ir paanalizuoti nuo pat rungtynių pradžios. Puerto Rikas spaudė gerai Lietuvos rinktinę, atkirtinėjo ir iki tol lyderį buvusį Marių Grigonį. Jis negalėdavo praktiškai susikurti progų. Justinai, kas tau įsiminė būtent Puerto Riko gynyboje, kodėl lietuviai taip nesugebėjo pataikyti visų pirma į krepšį ir tiek iš gerų ir iš sudėtingų situacijų? Pirmoji pusėje gal nebuvo taip blogai, sakyčiau, bet man atrodo daug ką pasako tai, jog Jokubaitis sužaidė rezultatyviausias savo rungtynes, nors iki tol žaidė prastai. Tai galima daryti išvadą, kad kitiems Lietuvos rinktinės lyderiams nebuvo duota tiek laisvės ir Jokubaitis buvo vienintelis pelnantis taškus, bet šiaip aš dabar pagalvojau, kad gal Valančiūnas ir Sabonis nebuvo bėda, čia pat Sabonis galbūt bėda FIBA krepšinyje.
Jeigu nesant Valančiūnui, ta pati istorija kartojasi, tos pačios dainos dainuojamos, tai, na nežinau, Sabonis sunku paaiškinti, sunku suprast, kas vyksta ir puikių progų nerealizavimas, elementarios klaidos, nežinau, Sabonis, tragiškai atrodo, jis turbūt nelabai tinka FIBA krepšiniui, laužt su mėsom, tai Ir vakar 4 klaidos, kai kurios iš jų vaikščios, tiesiog perduodant kamuolį. Mes matėm, kaip gerai Sabonis žaidžia Sacramento Kings, kaip centras žaidžiančius kamuolį. Čia Lietuva irgi bandė tą padaryti, tas yra džiugu, kad Sabonis būdavo išnaudojamas savo geriausiamis savybėmis, bet tas nelabai pavyko. Irgi sakyčiau, Valančiūnas būdavo dominuojant jėga prieš baudos aikštelę prieš daugelį rinktinių ir Puerto Rikas tikrai neturi geros priekinės linijos, bet Saboniui nepavyko uždominuoti, nors tai buvo pagrindinis Lietuvos, atrodė, kad bus pagrindinis Lietuvos rinktinės ginklas. Iš tikrųjų, nors statistika kalba ką kitą, jis vis tiek buvo vienas naudingiausių ir rezultatyviausių Lietuvos krepšininkų turnyro metu, bet aš nemanau, kad tai buvo geras turnyras jam. Tai aš manau esminis skirtumas, kad Kings komandoje aplink Sabonis praktiškai apstatytas yra metikais. Keeganas Marėjus, Malikas Monkas. Tai Sabonis daugiausiai NBA lygoje atlieka tų screen assistų vadinamų, kai handoffas atliekamas kamuolio perdavimas iš rankų į rankas ir tada tiesiog gynėjas arba meta tritaškį arba žaidžia pick and rollą su Saboniu. Lietuvos rinktinėje neįmanoma praktiškai to padaryti, nėra tiesiog žaidėjų. Grigonis vienintelis galbūt galėtų ką nors panašaus sužais, bet ir tai jisai nepasakyčiau, kad yra elitinis tritaškių metikas, shot creatorius, toks, kuris galėtų tikrai laisvai mest. Sirvidžiui, jeigu būtų geriau sekėsi, galbūt su Sirvidžiu būtų buvo galima panašaus ką padaryti, bet labai šiaip gaila Lietuvos trečiam kėliny turbūt nuskendo galutinai Lietuvos rinktinė. Mačiau labai kritikuojamas sprendimas pradėti trečią kėlinį su Luku Lekavičium, kai Jokubaitis atrodo visai neblogas rungtynės žaidė ir kartais apsigindo, bet apskritai visų rungtynių metu ir viso atrankos turnyro metu Lietuva 1-1 atrodydavo tragiškai, apeidavo vienu žingsniu, kvailos pražangos metimo metu, bet apskritai nelabai ką padarysi prieš komandą, kuri taip meta tritaškius. Puerto Rikas tiesiog degė nuo tritaškio atžymos. Fanai tiesiog irgi buvo, manau, didelis faktorius, ypač kai komanda dega. Gaila, kad Valančiūnas buvo rinktinėje. Daug kas galvo, kad neprireiks. Jau Valančiūnas prisijungtų jau tik tai prieš pat olimpinės. Buvo kalbama, kad čia dar turim laiko įsižaisti. Mums svarbiausia formą pasiekti pikinę jau prieš pat olimpinių metu. O skaudžiausia tai turbūt dėl to, kad būtų buvęs labai geras reginys, turbūt JAV prieš Lietuvą, jeigu būtume patekę į olimpinės toj pačioj grupiai. Manau, ir tiek patiems žaidėjam, ir tiek fanam būtų tikrai puikus reginys ir patirtis, ypač Žalgirio žaidėjam, tai irgi būtų, man atrodo, naudinga. Tai iš tikrųjų labai apmaudu, labai gaila, bet Lietuva ne vienintelė, kuri praleis olimpinės, tas pats Dončičius praleis olimpinės, Kroatija, kuri atrodė buvo labai arti. Tai tikrai yra komandų, kurios irgi patyrė tą patį, ką Lietuva. Lietuvos rinktinį labai trūksta tokio gynėjo, kokius turi Puerto Rikas, kur gali tiesiog ant savęs pasimti ir jam nesvarbu deriniai, jam nesvarbu kartais savanaudiškai atrodo. Norisi sužaisti, tokių turėjo Puerto Rikas kaip Watersas, kaip tas pats Howardas, Jose Alvarado, NBA krepšininkas, kurie gali patraukti rinktinę kiek netikėtai ir pataikyti keletą svarbių tritaškių. Labai džiugu, kad turėsime Matą Buzelį po kelių metų, kuris būtent gali būti toks žaidėjas su kamuoliu, kuris pasims ant savęs lemiamų metu. Lietuva tikrai būtų buvus pajėgesnė, galbūt prisijungus Jonui Valančiūnui, bet kaip teisingai sakai, ateitis tikrai šviesi, mes vis tiek esame Lietuvos aukštumose, galima sakyti, krepšinio aukštumose, galbūt ne pačiame elite, galbūt ne tiek laimim, bet tikrai esame viena geriausių šalių krepšinėje pasaulyje. Tai tas pats Buzelis, matėme U17 turnyre, Lietuva liko 5, dabar bus ir U18, tai tikrai jaunimas auga, bet
ateitis tikėtina, kad Matas Buzelis deda į jį daug vilčių, tai matysim, kaip ten bus ateityje. Norėjau paklausti dėl Lietuvos rinktinės trenerio Kazio Maksvyčio pasisakymo po rungtynių. Teigė, jog savo sprendimą dėl rinktinės posto pasakys pradžioj federacijai, o tik paskui žurnalistam. Dabar jau pasklido daug kalbų, kas bus tas naujasis jo įpėdinis. Turbūt akivaizdu, kad Maksvytis vis tiek nuspręs palikti postą. Tarp variantų ir Giedrius Žibėnas. Kaip tu manai, ar užsienio treneriai išdrįstų samdyti federaciją ir ar atėjo laikas tam, nes kas iš lietuvių, tai turbūt išrimčiausiai nebent Jasikevičius, bet nemanau, kad Jasikevičius gali treniruoti rinktinę ir norėtų tai padaryti. Lietuva labai patriotiška ir nusiteikusi tiek prieš naturalizuotą žaidėją, tai šiuo momentu aš turbūt nelabai matyčiau kito varianto samdyti užsienio trenerį. Galbūt galėtų perimti kažkas iš štabo narių, galbūt Žibėnas ar koks nors kitas štabo narys, bet dar niekas neaišku. Maksvytis jau sakė, kad yra priėmęs sprendimą, galbūt jo sprendimas bus pasilikti. Aš nelabai matau kito varianto, kas galėtų būti geriau. Aš turbūt likčiau su Maksvyčiu, nors ir nelabai kas išeina. Galbūt duot kokį šansą dar kartą Adomaičiui, nes jisai, mano nuomonė, buvo nuimtas be reikalo. Tai aš užsieniečiai neduočiau ir nemanau, kad ryšis LKF tam priimti tokį sprendimą. Aš manau, kad tiesiog kito kelio nėra. Vis dėlto iš lietuvių, kur būtų žingsnis į priekį, kaip ir sakiau, Jasikevičius, bet jis nenorės. Žibėnas iš esmės būtų tas pats, Kazys absoliučiai nemanau, kad pats liks ir kad po tokio fiasko žmonės, kaip vertintų jo pasilikimą prie rinktinės posto, tai užsienietis matau vienintelį variantą ir jeigu gerą pasamdžius už normalią algą užsienio trenerį, tai manau visai geras variantas. Reikia žiūrėti ne tik į savo baseiną, biškį ir platesnius vandenis. Aš nesakau, kad naturalizuotas žaidėjas turėtų atsirasti Lietuvos rinktinėje, bet treneris, manau, yra visai normalu, žinant Lietuvos dabar trenerių lygį šiuo metu. Gal galėtų tas pats Trinkieri būti, vis tiek jau susipažinęs su Lietuvos krepšiniu, šiek tiek stebi ir jaunių rungtynės, tai galbūt jisai ryštųsi tokiam iššūkiui, bet šiaip, aš matau, kad jisai galėtų gal visai būti. O kalbant apie naturalizuotą žaidėją, jeigu visos kitos komandos naturalizuoja žaidėjus ir laimi, tai čia labai gerą mintį girdėjau, kad kalba apie tai, galbūt pats Valančiūnas, neprisimenu, buvo laidoj, kad ar mes norim laimėti ar ne. Tai jeigu mes norim laimėti, bet žaidžiam ne pagal tas pačias taisyklės kaip kitos šalis, kurios naturalizuoja žaidėjus ir būtent pasiekia ką nors daugiau, tai mes galbūt ir turėtume irgi ryštis tam pačiam, tuo labiau, kad Lietuva maža šalis ir buvo kalbėta apie Evansą, dabar jau šitas variantas turbūt atkrito, bet aš kaip suprantu, Brazdeikis užima naturalizuoto žaidėjo vietą. Taip, firmos sistemoje jis yra kaip naturalizuotas žaidėjas. Tai dabar Brazdeikis nelabai atrodo, gal įmanoma būtų dar vieną naturalizuoti ir tada neleis Brazdeikio, bet čia jau būtų košė makalošė. Man atrodo, reikia tiesiog laukti, kol šita rinktinė pasens, nuaugs, ateis nauji veidai. Jau vis tiek turbūt Eurobasketas nusimato, tik tai pasaulio krepšinio čempionatas dar toli, olimpinės tuo labiau. Tai vienintelis Eurobasketas turbūt jau šiai kartai daugumai, galbūt dar ir pasaulio čempionatas, gal ir tos olimpinės, jeigu ištems amžių pakankamai, bet šiaip aš norėčiau naujų jaunų žaidėjų praktiškai rebuildint visą rinktinę. Jau kas žaidė užteks, duokit jauniem, jau vis tiek niekas neišeina.
Ir kaip pats Grigonis sakė, pavargau pralaimėti, tai taip ir ne tik jisai vienas pavargo. Visa Lietuva daug sudegino smegenų ląstelių, daug neuronų, tai sveikatos daug kainuoja, ypač Lietuvos fanam, ypač kurie turėjo daug lūkesčių ir jie buvo sudaužyti į šipulius. O šiaip dar norėjau pakalbėti apie tai, kad Dončius, man atrodo, pozityvu, kad praleis olimpinės ir aš matau vienus pliusus. Galbūt jau jisai tikrai buvo pervargęs nuo krepšinio, traumas kamavo nuolat. Ir man atrodo, labai gerai jis galės išsilaižyti tas žaizdas. Aišku, įdomu, ar nepriaugs daugiau svorio, nes kai buvo viena laisvesnė vasara, jisai iki dabar dar nešiosi tos pridėtinius kilogramus, bet Mavericksai susistiprino, tai labai būtų laukiu pamatyti, kaip atrodys Dončius kitą sezoną po tokios laisvos vasaros, kai galės pailsėti. Tai apskritai olimpinės bus įdomu, kas tave labiausiai intriguoja jose jau dabar, kai aiškios visos komandos. Na, grupė įspūdinga, visų pirma, reikia paminėti tai, ispanai atrankos finale įveikė Bahamų rinktinę, kuri buvo atsivežusi 3 NBA žaidėjus, tačiau nesugebėjo vis tiek patekti į olimpiadą. Taip pat ten bus ir graikai, kurie laimėjo savo olimpinę atranką, kaip ir sakėjai, įveikdami tos pačius slovėnus bei kroatus. Bei matysime ten australus ir Kanadą lygtais. Tai visos 4 komandos realiai gali užimti tiek 1-4 vietas. Matau čia 4 lygias varžovės, daug gerų rungtynių, lygių iki paskutinio taško ir realiai labai stipri grupė. Man čia ir daugiausiai kelia intrigos. Be šių, tai nežinau, gal ta C grupė, kurioje Lietuva turėjo būti, atrodo silpniausia dabar, kai ten yra pietų Sudanas bei Puerto Rikas, ryškus favoritai Serbai ir JAV. O kalbant apie B grupę, ten nematysime mūsų broliukų Latvių, kurie tiesiog triuškinamai pralaimėjo finalą Rygoje, namuose vykęs turnyras, jiems nenusisekė ir brazilai tikrai simpatišką komandą surinkę, Bruno Caboclo fantastiškai atrodo. Ar pats stebėjai tą finalą ir ko galima tikėtis iš pačios Brazilijos jau olimpiadai? Iš tikrųjų įsijungiau tik tai rungtynės jau, kai praktiškai viskas buvo aišku, tikėjausi daugiau intrigos. Vis tik olimpinių žaidynių atrankoje 3 namų komandos ir išėjo į olimpinės, graikai, ispanai bei Puerto Rikas. Tikėjausi, kad ir Latvijai galbūt šiek tiek rimčiau pasirodys, bet kažkaip labai nestabiliai jie atrodė, buvo ir triuškinti pačioje grupėje, bet šiaip ne taip laimėjo pusfinalį ir susikovė su brazilais. Brazilai iš tikrųjų atrodo neblogai, aišku, olimpinėse aš jų nematau nieko nuveikiant, ypač grupėje su prancūzais ir vokiečiais. Vokiečiai galbūt šiek tiek pervertinti, bet brazilai aš nematau, kad galėtų ką nuveikti, NBA žaidėjų praktiškai neturi. Aišku, komanda simpatiška, tokia ispaniškas krepšinis, toks laisvas, daug bėga, Caboclo, tik kaip minėjai, geros formos, bet nieko nematyčiau jų nuveikiant. Kaip ir minėjai, A grupiai įdomiausia, aš turbūt prognozuočiau Kanadai ir Graikijai pranašumą, turbūt Australai jau šiek tiek tokia sena rinktinė, o Ispanija galbūt kaip 3 vieta išeitų. Aš nesutinku, kad brazilai negali nieko nuveikti olimpiadui, grupėje taip pat yra ir Japonija. Matau, gal juos ir metant kažkiek iššūkį tiem pačiems vokiečiams, tai iš 3 vietos laisvai galima išeiti į ketvirtfinalį, o tai jau būtų visai neblogas rezultatas Brazilijai, jeigu ten pasigauni ne amerikiečius, galbūt ne Kanadą, o kažką šiek tiek silpnesnio, tai irgi manau visko gali būti. Aišku, Amerika surenka įspūdingą sudėtį šiemet, matėme ir Lebronas, ir Karis, ir visas kitas žvaigždynas, tikrai amerikiečiai grįžta, Embiidas taip pat nusprendė atstovauti Amerikai, nors galėjo būti tiek Kamerūno, tiek Prancūzijos rinktinėje. Prancūzai, taip pat galim pakalbėti apie jos draugiškus rungtynės, įspūdingai atrodo Pembanjamos ir Gobero duetas.
Vembanjamo iš viso fantastinės formos ir bus turbūt vienas svarbiausių žmonių toje rinktinėje. Apskritai Prancūzija labai motyvuota, nes žaidžia namuose Paryžiuje, tai ir prieš savo fanus pasirodyti norės ir šiaip tikrai, manau, gali ką nors nuveikti, bet vis tiek intriga išlieka vienintelė, ar sugebės kas nors pasipriešinti JAV. Ko gero, šiuo metu tik tai patys kanadiečiai galėtų pasipriešinti. Galim šiek tiek pakalbėti apie Žalgirio rebuildą. Praktiškai iš naujo lipdomo komanda paliko Žalgirį jau oficialiai ir Kynanas Evansas prieš kelias dienas atsisveikino, prižadėdamas, kad susimatysime netrukus. Šmitas jau irgi kiek anksčiau buvo skelbta, kad su FSS jo domisi, tai irgi paliko Lietuvos klubą. Bet aš šitai žvelgiu pozityviai. Aš manau, kad jeigu jau šiemet su Trinkieri Evansu ariančiu aikštelėje tiek LKL, tiek Eurolygoj Šmitai irgi sunkiai sekėsi, aš rebuildą palaikau. Manau, Trinkieris dabar turės savo šiek tiek parankesnių žaidėjų, palankesnę komandą. Ir jau buvo keturi nauji veidai prisistatė Žalgirio fanams. Silvanas Francisko, Deividas Sirvydis, Alinas Smailagičius ir Metas Mitčelas. Kaip vertini Žalgirio tarp sezonio ėjimus? Ar matai, kad kitą sezoną su tokia komanda galima būtų toliau eiti? Akivaizdu, kad trūksta dar šiokių tokių papildymų. Na, Taironas Volsas dabar yra irgi tas minimas viena iš pavardžių galinčių papildyti Žalgirį, bet man dar trūksta vis tiek vieno kažko labai solidaus Eurolygos patirties turinčio gynėjo, kuris taip keistų Evansą. Aišku, Evansą nemanau, kad gali pakeisti iš karto 100%, bet kažko solidesnio. Silveinas Francisko tikrai turi potencialo puolime dar geriau žaisti, negu tai darė praėjusiame sezone. Metas Mitčelas nežaidęs Eurolygoje, bet manau gali būti solidus krepšininkas. Lieka ir Brady Manikas, nežinau, kiek tai yra džiugu daugeliui Žalgirio fanų. Tikrai dabar sudėtis atrodo jau pakankamai pilna ir bus įdomu pažiūrėti, kaip dalinsis minutės visų pirma krepšininkai, nes trečiojo pozicijoje matome tiek Ulano, Butkevičių, Mitčelą, to pačioje ketvirtoji ir Smailagičius ir Manikas. Tai tikrai užkišta, sakyčiau, sudėtis. Manau, matysime didelę žaidėjų rotaciją, kaip ir matėme dažnai Bayerne prie Trinkieri. Smailagičius mane intriguoja, ką gali būtent duoti šitas žaidėjas. Partizan nepasakyčiau, kad visiškai atsiskleidė jo potencialas, tai gali, manau, tapti naujoju Šmitu. Įdomu ir ką su Heisu darys. Žalgiris labai prasta sezono pabaiga ir šiaip sezonas neįtikino, kažkurio metu buvo pradėjęs kilti viršų, bet paskui vėl nusileido. Aš asmeniškai nežinau, ar pasilikčiau, jeigu už labai mažus pinigus gal, bet norėsiu tada kažko ir šalia solidesnio. Deividas Sirvydis, sakyčiau, tikrai geras pasirašymas, ypač žinant, kad ilgalaikis kontraktas iki 2026 metų. Bet dėl minučių irgi klausimas yra ir Dovydas Giedraitis, ir Tomas Dimša, tai kas čia žais, kas nežais. Lukas Lekavičius taip pat turi kontraktą. Labai daug klausimų, pamatysi turbūt jau sezono pradžioje toli, bet paliko pagaliau komanda Karolis Lukošiūnas, tas pats Edmondas Samneris, kuris varė daugelį fanų į neviltį šį sezoną. Tai sakau, daug intrigos pačioj sudėty, daug naujų, alkanų, jaunų krepšininkų, bet neatrodo tai kažkokia top 10, top 8 Eurolygos komanda. Šiuo metu tai atrodo labai silpnai tokia sudėtis. Aš nematau, kad jinai galėtų tikrai ką nors nuveikti. Kalbama, kad čia galbūt Brazdeikis galėtų sugrįžti į Žalgirį, tas pats Olympiakosas, kaip suprantu, norėtų jį paleisti. Turbūt nuomotų būtent Brazdeikį. Tai Žalgiriui galima būtų, manau, visai už neblogą atlyginimą jį sumedžiot. O šiaip, nežinau, Smailagičius, nors yra tik tai 23 metų, bet atrodo kaip statybininkas iš
statybų lauko, kuris plytas nešioja, toks mėgstantis ir išgerti, galbūt toks įraudęs dažnai, tai Smailagičius man tokios juokingos išvaizdos labai panašiai kaip Davidovacas iš Zvezdos, tai taip ir Smailagičius, kad statybininkai du praplikęs, toks jau ir Žymiai atrodo vyresnis toks nei iš išraudęs. tikrųjų yra, negu atrodo jau veteranas turėtų būti pagal išvaizdą, nors iš tikrųjų tai jaunas. Mane nustebino, aš galvojau, kad jis jau 30 keliarių metų, bet pasirodo jam tik 23, tai potencialo labai daug. Metas Mitčelas, kas tas Metas Mitčelas? Tokia mano reakcija, man nei patinka, nei nepatinka. Nu, toksai galėtų būti, galėtų nebūti tas Metas Mitčelas, tai toks nei šilta, nei šalta. Sirvydis, po Lietuvos rinktinės šiek tiek kitaip pradėjau žiūrėti į į Deividuką mūsų, tai nelabai jam sekėsi rinktiniai, bet lubos aukštos, vis tiek Eurokapo vienas rezultatyviausių žaidėjų, labai norėčiau pamatyti jį atsiskleidžiančią Žalgirį. Na ir galiausiai porcelianinis Francisko, nepraėjusiai medicininės patikros, bet vienintelis trinkierius uždegė žalią šviesą, sakė, man patinka, aš mačiau jį Bayerne, man patinka jisai, aš noriu matyti Francisko mūsų komandoje, ateik Silvainai, nepraėjai medicininės, pasveiksi, pagysi, viskas bus gerai. Tai Silveinas, mano nuomonė, porcelianinis, vis tiek kelias jautrus dalykas, jautrus sąnarys ir aš manau, kad jisai praeitą sezoną drįsčiau spėti, kad žais tik tai 70% sezono, spėčiau, kad trečdalis sezono jisai praleis dėl mini traumų, kažkokių traumų. Tai man nelabai patinka šitas pasirašymas ir akivaizdu, kad dar pinigų kapšas kur nors pakavotas Žalgirio ofise. Aš čia nematau, kad su tokiais pirkiniais tikrai būtų išleisti tie pinigai tiek už išpirkas, tiek už patį sezono. Visus surinktas lėšas rekvizituose tikrinau, Žalgiris 1 milijoną pelno turėjo pernai. Tai įdomu, ar Matijūnas savo į kišenę įsidės, ar kažkaip su Paulium jie investuos atgal į Žalgirį, galbūt kokį pirkinuką vieną kitą geresnį. Nes akivaizdu, kad Žalgiris dabar tikrai su tokiais pasirašymais žemiau savo biudžeto ir galimybių ribos. Aš vis dar laukiu gero pasirašymo. Galbūt tas pats Tyraunas Volsas, apie kurį kalbama Ignas Brazdeikis. Matysim, kaip čia bus. Bet Žalgiris toli neis. Justinai, geros formos esi šiandien, galiu pasakyti, vienos geriausių per visą podcast istoriją. Tai tiek turbūt apie Kauno Žalgirio sezono komplektaciją galėsime pažiūrėti, kas bus toliau ir kaip jie atrodys jau turbūt kažkiek ir draugiškose rungtynėse arba jau sezono pradžioje. Ir podcast'o pabaigai pasilikome turbūt įdomiausią temą, tai sudarysime reitingą, kiekvienas pasiruošime po 5 įdomiausius, labiausiai nustebinusius, labiausiai patinkančius ar dar kokiausius visokiausius perėjimus, transferus Eurolygos vasaros biržoje, vasaros rinkoje. Ir galim kaip tik pradėti. 5. vieta, Justinai, tavo sąraše būtų. Dar pradžiai noriu tik tai viską išsiaiškinti, ar Vezė į Olympiakosą neskaičiuojam kaip perėjimo. Nors yra susitarta, bet taip, Vezenkovo drama, ten ta visa Santa Barbara, tai bus, tai nebus, tai NBA, tai Eurolyga, tai Kings, tai ne Kings, tai jau Raptors, tai jau žiūrėk Koly, tai jau gal Pau domisi, tai jau žiūrėk ir į Žalgirį eina, jau ir Mažeikiai skambina, bet tai kol kas dar oficialaus nieko nėra, o gerai, o ir Baldvinas į Fenerį dar nepaskelbtas, tai irgi neskaito. Tai va, tie gal mes... Baldvinas į Fenerį nepaskelbtas, bet mano 5. vietoje sąrašą atidaro Baldvino kolega Bonzi Kolsonas, kuris atvyksta į Fenerbahčę, 5. vieta, laibakojis, plonakojis, atvyksta į Fenerbahčę, labai intriguoja toks pasirašymas. Kolsonas tikrai neblogą sezoną sužaidė tiek šį, tiek praeitą.
Aš manau, kad jisai labai gerai įsipaišys į Fenerbahčę, bet aš matau šią vasarą geresnių perėjimų, kurie įvyko, bet Kolsonas vis tiek top 5, mano nuomonė, bent jau kol kas. Galbūt įvyks dar kažkokių susprogdinimų, atominę bombą nusileis kokią nors. Pas mane Bonzi Kolsonas ketvirtoje reitingo vietoje, irgi atsidūrė penketuke. Kaip ir sakei, geri sezonai Eurolygoje, praėjusiame 12,5 taško ir 14 naudingo balų, Maccabi irgi gerai žaidė, buvo arti finalo ketvirto, taip kad solidus sezonas ir manau Fenerbahčė irgi taip pat gerai žais. Ten aišku bus didesnė gal konkurencija negu Maccabi, trečioje, ketvirtoje pozicijoje bus ir Nigelis Davisas ir tas pats Guduričius, Daišonas Pieras irgi ten bus, bet Kolsonas tikrai turėtų būti vienas pagrindinių žaidėjų ir vyro Maccabi, tikrai daug lyderių išvažiavo, tiek Nybau, tiek Baldvinas, tiek Kolsonas, tiek Lorenzo Braunas, apie tai dar galėsime kalbėti vasarai jau įsibėgėjus. O dabar penktoji vieta mano, tai yra Cody Miller McIntyre. Persikėlimas į Cervena Zvezda, Belgrado komandą. Geras sezonas Baskonijai, surinko ir trigubą dublį Eurolygoje. Tikrai solidus visapusiškas pasirodymas Eurolygoje, na ir užsitarnavo kontraktą Cervena Zvezdos komandoje. Kaip vertini tu šį pasirašymą? Nu, tau tikrai pritariu, kad čia tik nemažas perėjimas Eurolygoje, bet aš neturiu Cody Millerio top 5, vis tiek Zvezdoj labai daug gynėjų šiuo metu, tas pats ir Keinanas pasirašytas ir Milošas Teodosičius pasilieka dar sezoną, Jagodas Santosas pratęstas kontraktas, Nedavičius, tai jau čia 5 gynėjai vien, tai labai užkišta bus ta grandis, bet Cody turbūt bus vienas pagrindinių ir man visai patinka toks pasirašymas. Manau, kad bus kam dalinti rezultatyvius perdavimus Belgrado klube, Zvezdoje, Raudonojoje žvaigždėje. Tai manau, kad ir tie patys fanai užkurs Cody Millerį, nors jisai atrodo toks ramus, bet tikrai bus gerai, manau. Na, o mano ketvirtoje vietoje neišskyriau vieno individualaus žaidėjo, bet Realo tarpsezonis, ten praktiškai per savaitę visi žaidėjai buvo pasirašyti, tai aš vieną paketą tokį padariau. Hezonė, Tavaresas mūsų pratesti, Tavaresas su Hezonė iki 29 metų prasitesti 5 metų kontraktai. Įdomu iš tikrųjų kokia vertė, bet Tavaresas turbūt per sezoną kokius 3 milijonus gaus, Hezonė gal 2, gal šiek tiek daugiau. Na ir mūsų dar vienam sezonui pasiliko, tai tas Realo branduolys dar išlieka. Bet akivaizdu, kad jam reikės dar pasipildyti. Išėjo, baigė karjerą Rudy Fernandesas, Sergio Rodriguezas, Olosenas išėjo, bet šitas Realo paketas, Realo branduolys, neįskaitant Campazzo, mano sąraše užima 4 vietą. Aš tai į reitingą nesudėjau prasitęsimų kontraktų, dėjau tik naujus perėjimus iš komandos į komandą ir nedariau tokių bairių kaip sumos 3 transferų į vieną, tai pas mane šiek tiek kitaip gali skirtis, bet aš pritariu, kad Real tikrai nuveikė didelį darbą, kad išsaugo branduolį. Aišku, Tavaresui labai ilgas kontraktas, neaišku, kokios formos jis jau bus kontrakto pabaigoje, bet tikrai solidu ir tas branduolys išlaikytas ir bus toliau vieni favoritų Eurolygoje. Kaip ir sakiau, 4 vieta pas mane Kolsonas į Fenerbahčę, o 3 turiu iš NBA sugrįžtantį Franką Nilikiną į Partizan komandą, Prancūzijos rinktinės gynėjas. Tai taip, Justinas juokiasi, purtosi ir nenori girdėti, bet įdomu, ką jisai gali Europoje. Ilgai jo nematėme NBA, tai buvo solo gal trinėjęs ir vienas labiausiai nuvylusių žaidėjų. Bet Partizane, kažkas turi iš jo būti ir kažką tikrai turės parodyti ir gali, manau, tapti tą stiprią jėgą Europos krepšinėje. Justinas akivaizdžiai nesutinka, tai prašau paoponuoti. Turi būti, tai nors ir turi būti, bet nebus. Aš matau į 10 taškų
vidurkio žaidėją. Panašiai kaip Dauzierą matau jį šiemet, tokį banguojantį žaidimas. Gal daugiau galėsiu pakomentuoti, pamatęs, kaip jisai atrodo Prancūzijos rinktiniai, kokie dabartinė forma, vis tik jis nelabai žaidė, bet aš kadangi į sąrašą įtraukiau ir tokius žaidėjus, kurie prasitęsė sutartis, tai trečioje vietoje mano sąraše turbūt Lorenzo Braunas. Bronzos medalis mano sąraše, gal šiek tiek anksti, gal šiek tiek neanksti, tu manau dėsi jau aukščiau nei trečioje vietoje, bet ateiti į laiminčią komandą, geriausią Eurolygos praeitų metų komandą, Lorenzo ateina, nežinau, jeigu jis ateina į Vildozos vietą, tai čia nerealus papildymas, bet ar taip jau yra Slukas, jau yra Nanas, turbūt trise Lorenzo, Nanas ir Slukas nežais, tai vis tiek Lorenzo turbūt bus tas pakaitinis arba pradės rungtynės ir su Sluku, kai toliausias apie 20 minučių turėtų žaisti, bet įneš tokio solidumo, tokio, kai nėra Sluko aikštelėje, įneš kūrybos, veteraniško, tokio šaltakraujiškumo, tai aš manau geras pasirašymas, bet Panathinaikos ir taip yra padebesiuose, nerealios formos, nerealių biudžetų komanda. Ir dar turbūt skelbiama bus papildymų, bet Lorenzo nėra toksai didelį milžinišką pokytį darantis žaidėjas, dėl to aš įdedu į trečią vietą. Aš Lorenzo turiu antroje. Irgi dėl panašių priežasčių, šiuo metu tai yra vienas vis tiek geriausių Eurolygos gynėjų ir vienas įspūdingiausių dabar perėjimų. Tikrai Panathinaikos dar labiau stiprins savo sudėtį, kur ir tai buvo labai stipri, įdomu, kaip bus padalintos minutės, kaip bus pasidalinta kamuoliu, Vildoza paliko komandą ir čia tikrai didelė paspirtis vietoj Vildozos atsivežti Lorenzo Brauną. Tai manau tikrai geras pasirašymas visų pirma iš Panathinaikos pusės ir turbūt iš pačio žaidėjo, tai vis tiek norisi laimėti ir titulų, o čia laisvai tą galės padaryti su šia komanda. Kas pas tave antroje vietoje? Visiškai tau pritariu dėl Lorenzo įžvalgų. Antroje vietoje negalėjau aš apsispręsti, ką būtent dėti, nes vis tik aš vertinu šitus perėjimus ar kontraktų prasitęsimus pagal tai, kokį didelį skirtumą tie žaidėjai daro, ir aš apsisprendžiau vis tik, kad Kevinas Panteris į Barceloną yra antroje vietoje mano sąraše. Matėme, kad Barcelona neturi tokių go-to scorerių, kurie galėtų tą tokį, kai reikia Barsai taškų pelnyti, jau vis tiek Laprovitola jau netokios geros formos, Satoranski, Jabari Parker, tikrai netokie žaidėjai, kurie galėtų patys susikurti, jau nekalbant apie Willy Hernangomis ar Janą Veselį. Toks Panteris, nežinau, jisai rezultatyvių perdavimų nelabai daug atlieka, tai Veselį su Willy galbūt ne taip bus dosniai apdovanojami Panterio perdavimais, bet Panteris bus tikrai daug žaisti ir manau bus tas žaidėjas, kuris reikiant taškų užkurt galės puolimą, bet nežinau, man asmeniškai labai sunku įsivaizduoti Barcelonoje. Šiemet buvo labai banguojantis sezonas, buvo ir pakelimų, buvo ir minusinių pasirodymų, tai turbūt vien dėl šių priežasčių dedu į antrą vietą, bet tikrai vienas šio sezono didžiausių, skambiausių ir ko gero didžiausią įtaką padarysiančių perėjimų šią vasarą. Ir tai buvo mano pirmoji vieta, nėra čia kas slėpti, Kevinas Panteris Barcelona, turbūt viską pasakėjai, tikrai pridės Barsai ir toje kovoje dėl playoffų ir dėl finalo ketverto, solidus pasirašymas gynėjų linijoje, kur, sakyčiau, Barsai trūko praėjus sezonui kažko tokio ryškesnio. O kas būtent tavo pirmą vietą užėmė, man labai nekantrauju sužinoti. MVP šio sezono likimas Monache. Jamesas nusprendė pasilikti Monache, 3 metų sutartis pasirašyta. Sakyk, ką nori, bet Mike'as Jamesas vis tiek yra Monako stuburas, Monako pamatai, viskas prasideda nuo jo, viskas priklauso nuo jo. Be Mike'o Jameso Monakas, aš manau, net nebūtų top 4 komanda. Ko gero, tokia
užtikrinta atkrintamųjų, bet tikrai ne top 4, top 3 galbūt net komanda. Maikas Džeimsas vis tik rezultatyviausias visų laikų Eurolygos žaidėjas, praeitų metų MVP, nuostabios formos šiuo metu. Dar tuo labiau, kad skelbiama, kad išeis Jordanas Lloydas, Kemba Walkeris baigė karjerą, bet jisai didelio vaidmens ir neturėjo. Išeis Jordanui Lloydui, atėjo, aišku, žinoma Kalatis, bet vis tiek Maikas Džeimsas bus pagrindinis vedlys, pagrindinis žaidėjas, pagrindinis skoreris, taškų pelnytojas, pagrindinis kūrėjas. Maikas Džeimsas lieka Monake, nors buvo gandų, kad jisai galėtų keisti komandą, galbūt į Madrido Realą, galbūt į Panathinaikosą, visokių variantų buvo, bet Maikui Džeimsui ten patinka, karališkas klubas, turbūt gyvena kaip inkstas tukuose, mėgaujasi to žaidimu, tokiu laisvalaikiu, vis tiek amerikiečiai mėgsta blizgučius, mėgsta pinigėlius, tai Maiką Džeimsą myli pats klubas, pasiūlė turbūt daug pinigų ir ko gero čia bus paskutinis Maiko Džeimso kontraktas, jisai pats kalbėjo, kad kitas jo kontraktas ko gero bus paskutinis, gal iki to laiko apsigalvos, bet po 3 metų jau Džeimsas vis tiek nebebus toksai greitas, aktyvus, bet jo išlikimas Monake, manau, leis Monakui Eurolygoje ir toliau išlikti, vis tik neturi komanda licenzijos, A licenzijos likti Eurolygoje, tai jeigu nepatektų į atkrintamąsias, komandai būtų grėstų ir turbūt jinai būtų pašalinta iš Eurolygos atgal į Eurocupą, tai Maikas Džeimsas jam gyvybiškai svarbus, be jo būtų labai sunku ką nors nuveikti kitą sezoną. Dėl to pirmoje vietoje Mike James, pratęsta sutartis su Monaku. Kadangi aš pratesimų nedariau, tai pas mane jos sąraše nėra. Jeigu reiktų išvesti bendrą mūsų kartu penketą, tai pirmoje vietoje būtų tavo nuomonė ar Panteris, ar vis dėlto Mike James? Mike James, manau, didesnis skirtumas ir didesnė svarba Monakui. Ok, tai manau Panteris, Jamesas, Brownas, Colsonas ir... Turbūt Tavaresas arba Hezonija, Realo koks nors perėjimas. Jo, tai Real, turbūt tie. Bet jeigu ateitų Baldvinas į Fenerbahčę ir Vezenkovas į Olimpiakos, sąrašas keistųsi kardinaliai, aš manau, iš karto praktiškai stumtųsi Panteris, mano nuomonė, į 3. vietą, jeigu galbūt drįščiau netgi taip sakyti. Vis tiek Vezenkovo perėjimas į Olimpiakosą būtų 1 vietoje, mano nuomonė, 100%. Oly vėl top 4 komanda, didžiulis nuostolis jiems buvo, kai išėjo Vezenkovas, bet aš tikiuosi, kad jisai nesugrįš, norėčiau, kad jisai dar pasibandytų NBA, vis tiek patirtis vienkartinė ir labai trumpa, gal jisai gaus daugiau žaisti su po europiečio trenerio vadovybė, tai matysim, kaip čia bus, bet toks tas mūsų sąrašas, toks tas mūsų pokalbis. Man nuomonė vienas geriausių pokalbių mūsų kanalo istorijoje. Originali sudėtis dviese. Nieks neįsiterpia, nieks nepertraukinėja. O čia jau reikia palikti įvertinti žiūrovams, ar jiems patiko. Jei patiko, parašykit komentaruose, paspauskite laiką. Pažiūrėkite mūsų drafto epizodą, olimpinių žaidynių. Taip pat praėjusius podcastus. Liūdnos nuotaikos Lietuvoje, bet ką padarysi, reikia žiūrėti į priekį. Justinai, gal tada kokį palinkėjimą žiūrovams, kad taip liūdna nebūtų? Ne tik palinkėjimą, bet ir padėką norėčiau išreikšti. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie žiūrėjo mūsų praeitus 2 video, ypač tą prieš paskutinį. Vienas žiūrimiausių mūsų visų laikų video, 10 patiktukų, bei 400 peržiūrų, antras populiariausias vaizdo įrašas mūsų kanale. Noriu labai jums padėkoti, jeigu kas nors iki čia klauso, tikėtina, kad niekas neklausys ir negirdės mano padėkos, bet tai nieko nekeičia, aš vis tiek esu labai dėkingas, kas pakomentuoja, tiems, kas klauso ir kurie komentuoja negražus dalykus, tai prašyčiau daugiau pagarbos mūsų atžvilgių. Vis tik nelengvas darbas, nelengva dalia.
daug laiko užima, daug pasiruošimo, daug postprodukcijos, montavimo, kompiuterio aukojimo, kompiuterio užsikūrimų, karščio bangų, kompiuterio laginimų, daug nusivylimų, daug klaidų. Tai aš jau čia šiek tiek per daug šneku, bet ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ačiū, kad prenumeruojat. 2 nauji prenumeratoriai prisijungė prie mūsų bendruomenės. Jau esame 27. Viskas einasi lėčiau, negu aš galvojau, kad eisis. Galvojau, šiek tiek mums seksis geriau ir greičiau. Kilsim į viršų, bet po truputį investuosim. Planuojam investuoti, kokybę gerinti, tiek vaizdo, tiek garso, galbūt kokių naujų rubrikų planuojam pakurti. Tai ačiū visiems, kad žiūrėjot. Čia buvo Justinas, iš mane šiandien tiek ir su manim buvo Vainius, tikrai vienas geriausių pokalbių, vienas tokių vaisingiausių, vienas tokių produktyviausių, su pauzėm, su iškarpom, kurių negirdėsit, bet ačiū visiems, iš manęs tiek. Ačiū. Iki. Iki.